Spalio 29. Visaip mes esame spaudžiami, tačiau nesugniuždomi. Nežina išeities, tačiau nebe vilties, persekiojami, tačiau neapleidžiami. Parbloškiami, tačiau nesunaikinami, visuomet aplinkui besinešioja kūne Jėzaus marinimą, kad ir Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų kūne. Antras laiškas Korintiečiams 4 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Tie, kurie viešpaties ir tiesos labui su džiaugsmu iškenčia didžiausią gėdą, didžiausią negarbę, didžiausius išbandymus, sunkiausius persekiojimus šiame dabartinėme gyvenime, ir dėl to patiria išgyvenimus labai panašius į tuos, kokius turėjo mūsų mokytojas ir viešpats, mums palikdamas pavyzdį, gali būti tikri, kad priklausomai nuo jų ištikimybės parodymo tokiame aukojime, turės užtikrintą didelį apdovanojimą ateityje, kaip patvirtina apaštalas sakydamas, žvaigždė skiriasi nuo žvaigždės skaistumu. Viešpats nemano, jog būtų gerai leisti, kad mūsų gyvenimas išoriniuose reikaluose būtų visiškai ramus. Toks gyvenimas mus padarytų netinkamais patarnaujant šventiesiems dabar ir ateityje. Priešingai, viešpats mielai leidžia mums patirti visokius nepalankius ir nemalonius išgyvenimus. O tarp kai kurių iš jų mūsų jėgos beveik visiškai išsenka, pritaikydamas naštas prie mūsų pečių, o mūsų pečius prie naštų. Dievas duoda mums užtektinai malonės kiekvienu sunkiu laiku ir palaipsniui. Kaip ir mūsų viešpaties atveju, mūsų charakterį atveda iki tobulumo kaip savo mokinių, kurie kasdien guldo savo žmogiškas gyvybės kartu su savo brangiu viešpačiu meilės kupinoje aukoje. Klausimai: ar kentėjau šią savaitę? Kaip, kodėl, kokios buvo pasekmės? Visaip mes esame spaudžiami, tačiau nesugniuždomi. Nežina išeities, tačiau nebe vilties, persekiojami, tačiau neapleidžiami. Parbloškiami, tačiau nesunaikinami, visuomet aplinkui besinešioja kūne Jėzaus marinimą, kad ir Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų kūne. Antras laiškas Korintiečiams 4 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės.